Labas vakaras, Toastmasters Kaunas klubo nariai, svečiai, damos. Mano vardas Evaldas. Ir aš labai myliu moteris. Ir ta meilė visiškai nemažėja. Net ir tais atvejais, kai nežinau, ko jos nori. Tikrai. O giliai kiekvieno vyro pasąmonėje glūdi svajonė. Suprasti moteris. Tiesiog šiaip, dėl šventos ramybės. Tai tarsi gralis, kurio mes nenuilstamai ieškom kiekvieną dieną. Ir kai jį surasim, jeigu jį surasim, būsim euforiniai palaimai ir visiškai ramybei. Suprasti moterį. Tai manoma, tačiau tam reikia dar vieno gyvenimo. Neužtenka tik perskaityti vieną knygą, kad jos yra iš Veneros. Reikia kur kas didesnį atsidavimą. Todėl aš nusprendžiau, kad kitam gyvenime būsiu moteris. Ir tuo jums paaiškinsiu, kodėl kitam gyvenime norėčiau būti moterimi. Pirmiausia, todėl, kad tai būtų visiškai nauja patirtis. Juk sunku suprasti, kaip jaučiasi kitas žmogus, kol nepabūni jo kailyje. Ypatingai, kai tas žmogus augina ir puoselėja savo nagus beveik kiekvieną dieną. Ir paskui netyčia vienas iš jų nulūžta. Mums vyrams tai būtų kaip ir ženklas, kad seniai reikėjo jos nusikarpyti. Tačiau moteriai ši situacija turi visiškai kitokią reikšmę. Kai nulūžta nagas moteriai, nulūžta dalis jos. Akimirksniu jinai prisimena, kaip linksmai jos visus 10 šlifavo, lakavo ir gerėjasi. O dabar liko tik 9 iš jų. Iš karto dingsta visa egzistavusi harmonija. Ką jau kalbėti apie gerą nuotaiką? Todėl aš kitam gyvenime labai norėčiau suprasti, ką tai reiškia. Taip pat norėčiau patirti, ką reiškia stovėti ir ilgesingų žvilgsnių žiūrėti į pilną rūbų spintą. Su mintimi galvoje, eilinį kartą, nėra ką apsirengti. Aš labai noriu suprasti, kaip šita problema sprendžiama. Akivaizdu, kad nuolatinis apsipirkinėjimas iš tos situacijos visiškai nepalengvina. Galbūt kaip tik anaiptol. Kuo didesnė spinta, tuo labiau neaišku, ką rengtis. Mums vyrams viskas paprasta. Kelnes, marškiniai, švarkas, megztinis galbūt. O pas moterį yra 100 kartų didesnis pasirinkimas. Todėl, jeigu aš būčiau moterim, tai aš kiekvieną dieną norėčiau atrodyti vis kitaip. Išbandyčiau įvairiausias aukštakulnius, sijonus, liemenėles, švarkelius, palaidinės ir būtinai pėdkelnes. Juk moteris turi visiškai neribotą galimybę kiekvieną dieną keisti savo įvaizdį, kada nori ir kaip nori. O dar paminėkim, makiažas, plaukų dažymas, iš vis nerealu. Tačiau pagrindinės ir svarbiausias priežastis, kodėl kitam gyvenime norėčiau būti moterimi, yra ne nagų auginimas ir ne išvaizdos keitimas. Ir tikrai ne vaikų gimdymas. Mane domina 2 dalykai. Pirma, kaip moteris sugeba vienu metu daryti daugiau negu vieną darbą. Ir antra, apie ką jokia moteris garsiai nešneka. Tai jos rankinukas. Tiek viena, tiek kita man yra visiška mistika. Patikėkit manim, aš su šitom mėlynom akim esu matęs, kaip moteris vienu metu kalba telefonu, gamina valgyt, skaitydama receptą, viena akim žiūri serialą ir dar sugeba per Facebooką prašyti savo draugai, kuri neseniai susirado naują draugą. O tuo metu aš esu toj pačioj patalpoj ir ji dar pasiėmus arbatą rodo pirštu į ją ir linkčia man galvą, tarsi klausdama ar geras. Ir tuo momentu aš suprantu, kad tai yra vienas nerealiausių dalykų gyvenime. Viską daryti vienu metu. Ir kas geriausia, kad nei vienas darbas nemaišo kitam darbui.
Tarsi būtų 5 skirtingos sesijos galvoje. Vien dėl šios funkcijos aš noriu būti moterį kitam gyvenimui. Taip pat savo kitą gyvenimą paskirsiu didžiosios paslapties išsiaiškinimui. Kaip po galais įmanoma ką nors rasti moters rankinukę? Atlikti tyrimai rodo, kad 20% vyrų bijo moters rankinuko. Kodėl? Kas yra jame tokio, kad 5% vyrų bijo prie jo prisiartinti? Kai moteris pasako, ai, pažiūrėk mano rankinukę. Na, tai maždaug reiškia, kad tu ten tikrai nieko nerasi, net ir su labai tiksliais nurodymais. Tiesiog būtų paprasčiau paimti tą rankinuką ir nunešti jai, nei rizikuoti kišant ant savo ranką. Taip pat pastebėjau dar vieną įdomų dalyką, kad moters ir rankinuko santykiai yra ypatingai glaudūs. Jie niekados nesiskiria. Jūs pažiūrėkit mieste, moteris gal vyro neturi, bet rankinuką tikrai turi. Todėl mes vyrai, bandydami suprasti moteris, galbūt visai ne ten žiūri. Galbūt visi atsakymai ir yra tam rankinuke. Aš asmeniškai noriu sužinoti visus atsakymus į man rūpimus klausimus, todėl aš ir nusprendžiau kitam gyvenime būti moterį. Na, aišku, kai kurie iš jūsų pagalvos čia per daug drastiška, bet kitos išeities nėra. Jau seniai buvo laikas mums keisti strategiją, norint suprasti moters pasaulį. O svarbiausia, pats svarbiausias dalykas, kad aš tai darysiu, todėl kad labai myliu